Nu, esam Druskininkuose. Stipriai lyt pradėjo, saulės nėra. Nors saulė truputį buvo išlindos, dabar vėl sulindo atgal. Nemunas sraunus. Nu ir ką mes čia turim? Čia turim Meilės salos. O ten vat vidury Nemuno yra Meilės sala. O ten matosi. Meilės salos, reiškia, toks smaigalys. Taip, čia Nemunas sraunus. Na ir čia tokį ūžesį turim. Ūžesys yra nuo šito objekto. Čia yragi Druskininkai Laik. Čia yra Druskininkų Snow Arena. Druskininkų Snow Arena. Čia dar lynai, va. Aišku, kad vaizdas labai tamsokas, nes lyja. Druskininkai, jinai taip įdomiai čia stūkso, kaip koks kosminis laivas. Įdomiai labai aukštai čia atrodo. Mes kitam krante. Čia dar yra lynai. O, varo, o jėga. Varo žmogeliukai, labai gerai. Taip norėjau, kad čia pakliūtų į kadrą. Žmogeliukai keliasi virš, bet įdomiai nusvyra tas lynas. Žmogeliukai keliasi, 3 lynai yra. Tik pravarė pirmin, dabar atgal varo, labai gerai. Čia įdomi, o mes to valypsime to kalno. Tai mes atėjom iš ten, iš miško. Na ir radom šitą objektėlį. Šiaip mes ėjom dėl Meilės salos, bet užtikom ir Snow Arena. Gaila, kad tik tamsoka. Tai toks yra video iš Druskininkų. Taip. Druskininkai Laik. Įdomus toks objektėlis čia, tokia didybė. Tai prenumerokit mano YouTube kanalą, subscribe my YouTube channel. Ačiū visiems, iki kitų video. Tai kiti video irgi bus greitai. Ką visiems iki. Toks Nemunas, pelkė, apipilkėjęs čia biškį, maurai. Tai ką, visiems iki kito video. Dar turim vieną objektą Druskininkuose. Tai yra Druskininkų amfiteatras. Kas įdomiausia, taip ir liko čia. Čia greičiausiai buvo kasa. Nes tokias durelės, tokie varteliai čia įdomi. Ir kas geriausia, kad čia vat yra tie bokštai, matosi. Va čia va bokštas yra. Tai galima įsivaizduoti, kad čia greičiausiai sėdėdavo, ar tai šviesą laikydavo, matosi žmogui net yra kėdė, ar tai koks tai kino operatorius, irgi įdomus labai sprendimas senoviška, o tamsėja. Tai va, Druskininkų amfiteatras. Toj paeisim toliau biškį ir ten pasimatys visas pastatas. Dabar jis yra užtvertas, užkonservuotas, bet tai viskas iš medžio. Tartum kažkoks Vilniaus žvėryno mikrorajonas. Tai einam iš kitolyn. Čia dar vyksta statybos. Einam toliau, lietus lyja. Taip. Meilės salo. Va, ir radom ženklą Meilės salos panoramą 1020 metrų. Tai mes ją ir matėm. Pirmą aš jums filmavau. Tai 1,20 km. Taip, ir viduj ten ta yra mūsų Druskininkus amfiteatro atrodo. Įspūdinga, tai tartum kokia Palanga. Va, to aš jums parodysiu, pavadinimas matosi. Vasaros amfiteatras. Tuoj. Aišku, labai mažai čia matosi per tą tvorą. O dar taburetės, žiūrėkit, ant viršaus dar taburetės yra. O, kokia aikštelė, nu įdomus toks objektėlis senovė. Tartum laikas sustingęs 30 metų, 40 gal net būt. Labai įdomu, net tokia vartai metaliniai, va, žiūrėkit, kokia estrada, kaip Vingio parkas mažiukas Vilniaus. Nu, labai įdomu. Labai įdomu. Įdomiausia, jeigu matosi, tai ant stogo yra taburetės ir kėdė liko. Vasaros amfiteatras. Čia tai bent objektėlis. Taip, na, nieko čia neteko būti. Viskas iš medžio. Tai pažiūrėkit, tikrai. Dabar užtverta. Tai ką, prenumerokit mano YouTube kanalą, subscribe my YouTube channel. Subscribe, visiems iki. Apleistas objektas. Iki. Na, nuėjom tolyn nuo Nemuno link centro, jau reiškiasi, Druskininkų. Ir radome miške dar vieną tokį, reiškiasi, koloną. Keltuvo kolona. Įspūdingas dydis.
Labai gerai atrodo. Kopytėlės yra, bet taip negalima. Ženkliukas yra, nu, įspūdingai labai kolona atrodo. Nes jinai pravarė du, reiškiasi, vežimėlį praėjo, žmonės kėlėsi. Nu va. Šitą, reiškiasi, tie lynai, reiškiasi, kelia per Nemuną ir palenda po Snow Arena ir ten išlipa, reiškiasi, žmonės. Labai įspūdingai atrodo. Aukštai, nėra virš medžių, virš pušų. Jo, tai reiškiasi, keltuvo stovas. Tamsoko tik gaila, saulės nėra. Tai va. Na, o ten pirmai buvom, ten yra ta vasaros estrada ten miške liko, mes iš ten atėjom, reiškiasi, iš nuo Nemuno. Ten matosi miške, ten atverta žalia tvora. Tai, na, čia irgi labai panašus tokie takai kaip Birštonas ir Nemunas yra. Labai panašus Birštonas į Druskininkus, arba atvirkščiai. Tai va. Lietus biškį lyja, dabar nustoja jau. Tai tokia, reiškiasi, yra kelionė po Druskininkus. Tai ta kolona. Tikrai įspūdinga. Na ir eisim tolyn, į centrą. Paliekam ramiai tą koloną. Na ir čia taku. Įdomu visos šiukšliadėžės, suliuka viskas iš medienos. Įdomiai padaryta, kaip kurortas. Nu va ir ramu antradienis, nieko nėra, tuščia, darbo diena. Darbo poilsio stovykla. Taip, ten yra Druskininkų centras. Taip, ramu pušynai. To keltuvo, reiškiasi, 3 linai yra. Taip, pazuminsiu, 3 linai. Tas vežimėlis, kur žmonės sėdi. Ant 2 linų laikosi iš karto, aš pažiūrėjau, nes nekėlėsi. Tai va, einam link centro. Čia toks kaip Vingio parkas. Miškelis. Na va. Tik ką, prenumeruokit mano YouTube kanalą. Tokie yra Druskininkai. Čia tiek visokių objektų. Tiek šiuolaikiškų, tiek senoviškų, medinių. Iš vis čia. Toks miestelis įdomus. Dabar einam į centrą, gal kokią parduotuvę užeisim. Čia viskas normaliai. Dabar nakvojam kitam viešbutuke. Irgi toks įdomus labai. Tai va. Toks yra video iš darbo stovyklos. Na, rytoj jau po pietų link vakaro trauksim į Vilnių. Tai toks parkelis. Tai. Čia tokie jau nauji namukai. Įdomiai. Tai ką, visiems iki kitų video. Prenumeruokit mano YouTube kanalą. Subscribe my YouTube channel. Visiems iki kitų video. Iki.